užrašykite savo vardą Miamyje. Skelbiam konkursą. Galim užrašyti jūsų vardą Miamyje, jeigu norit. Galim nueiti visa šeima, nueisim ant vandenino kranto ir užrašysime jūsų vardą čia Miamyje. Dabar kodėl tai turėtų jums rūpėti, kodėl tai svarbu, kodėl jums turėtų tai būti įdomu. Visų pirma, galėsit paplatinti patalpinti savo Facebook ir Instagramui nuotrauką ir video trumpą padarysim, kaip jūsų vardas yra užrašomas Miamyje, ant kranto, ar kur tik tai norėsit, galėsim prie palmės užrašyti ir prisekti, jeigu norėsit. Jūsų vardas prie palmės Miamyje, ar ne? Ypač jeigu kas nesat buvę. Dabar kitas dalykas, kodėl tai svarbu. Jeigu kas vizualizuojat, medituojat, tai va čia vizualizacija būtų geras toks nuotraukų pridarytumėm, dėl jūs atsiųstumėm su jūsų vardu ir šiaip nuotraukų vizualizacija, pavizualizuoti. Energetiškai labai pozityvi, gera, stipri energija. Gal siūlykit savo idėjas, ką jūs norėtumėt. Gal norit, kad jūsų vardą kur nors konkrečiai vietoj, ar jūsų tikslus, ar jūsų svajones paimtumėm kažkur ir užkastumėm smėlyje, nufotografuotumėm ir po to, kai jau atvažiuosit į Miamį, atsikasit, kad jūsų mintis materializuotus, kad svajotumėt brangiai. Tai čia va tokia priežastis. Kitas, kaip aš įsivaizduoju, pagrindinis dalykas, atkreipsit dėmesį save tiek Facebook'e, tiek socialiniuose tinkluose, savo Instagramą ir kur ten bebūtų, trumpą video 30 sekundžių įdėsit, kaip jūsų vardas yra užrašomas Miamyje. Vadinasi, jūs esate ypatingas žmogus ir taip atkreipsit į save dėmesį. Šiais laikais, kas sugeba atkreipti dėmesį į save, dėmesys šiais laikais lygu pinigai, lygu pajamos. Kodėl? Todėl, kad jeigu tu sugebi į save atkreipti dėmesį, tu sugebi socialinėse erdvėje, socialiniuose tikluose atkreipti į save dėmesį, vadinasi, tu gali šitiem po to atkreipęs dėmesį parduoti savo prekes ar paslaugas. Jeigu tu sugebi parduoti savo prekes ar paslaugas, tu uždirbi pinigų ir taip gali pakeisti savo gyvenimą. Dėmesys brangiai, lygu pajamos. Dabar ką reikia daryti? Tuoj paaiškinsim, Akera einam paaiškinsim. Reiškiasi, prenumeruokite visi būtai kanalą, prenumeruokite Akeras O arba einam geriau ant televizoriaus parodom. Va, čia yra visi būtai kanalas, užsiprenumeruokit visų pirma patys, kad jau dalyvaujate tam konkurse, arba Akero kanalas, Akeras O vadinasi, Akeras O arba visi būtai. Dabar ką reikės jums padaryti? Jums reikės priregistruoti 10 kitų prenumeratorių, apart jūsų 10 prenumeratorių, tiek į visi būtai, tiek į Akeras O, kad mes... Į mano kanalą 11. Į Akerą 11, gerai, 11, bet aš jau skaitysiu ir 10, bet jeigu 11 bus geriau, teisingai? Tai va, prenumeratus, suorganizuoti 10, čia nieko sudėtingo nėra, paskambinant savo draugam, giminėm, dar kažkam pažįstamam ir suorganizavo 10 prenumeratorių tiek į vieną, tiek į kitą kanalą. Ir aišku, turėsit atsiųsti įrodymus. Arba kitas variantas, suorganizavote, palauk, kas čia buvo pasirašęs, tuoj pažiūrėsiu, kitas variantas, Išsiųskite 500 kontaktų. Tiek šitą, tiek Akero kanalų nuorodas. Paimkite nuorodas, tiek Akero, atsidarot Akeras O, nukopijuojat šitą nuorodą ir išsiunčiat SMS-us ar e-mailų 500 kontaktų. Tiek visi būtai, tiek Akero. Čia kitas dalykas, ką gali daryti, jeigu maža kas manot, kad nepavyks jums suorganizuoti prenumeratorių. Toliau. Ir dar vienas dalykas, paimkit vieną kažkurį iš šitų kanalų video iki 1000 peržiūrų. Ir padarykite, kad šitas video, aišku, mums praneškit, parašykit, kad šitas video turėtų 1000 peržiūrų daugiau. 1000 peržiūrų daugiau. Suorganizuokit 1000 peržiūrų, tiek visi būtai vienam video, tiek Akero kanalo vienam kažkuriam video. Suorganizuokite 1000 peržiūrų
ir mes eisim, užrašysim jūsų vardą. O gal netgi, o, išjungčiau, o gal netgi, nupirksim bilietus į Miami. Kas bus aktyviausias šito veiklo, tikrai atneš daug prenumeratorių, daug peržiūrų, nupirksim bilietus į Miami. Aišku, dabar neleidžia į Miami išvažiuoti, bet būsit pirmieji. Dabar kitas dar dalykas. Mes šitą konkursą tik tai pirmiems 20 žmonių. Tik pirmiems 20 žmonių. Kodėl? Todėl, kad jeigu reikės tai 100 ar 1000 žmonių padaryti, tai mes čia pavargsim visą mėnesį, turėsim vaikščioti, filmuoti ir rašyti tos vardus. Tai bet 20 žmonių, visa šeima, nueisim, užrašysim jūsų vardą arba jūsų norus užkasim smėlį. Čia jau patys jūs nuspręsit, ką norit. Bet platinkit mūsų kanalą. Dabar visi būtai, mes čia per savaitę sugebėjom surinkti per 2 savaitės 1300 prenumeratorių ir tai yra labai gerai, turinys yra labai geras tiek visi būtai, tiek Akero čia yra apie skiepus ir apie asmeninę augimą vystymas. Akero pagrindė yra apie gamtą, apie gyvūnėlius ir dabar noriu iš tikrųjų parodyti vieną Akero video, koks Akeras yra didvyris. Palaikyk tu, va taip, kad matytųsi, va. Šitaip žiūrėkit, ką Akeras, kaip Akeras. Čia vienas jo video vakar nufilmavo. Он уже уплыл. Žiūrėkit. С другой стороны опускаю его. Сейчас вот только... Mergaitė įkrito kamoliukas ir žiūrėkit, ką Akeras padarė. О, вот это изобретательно. Смотри, Пупс, пошли твой мячик. Красавчик. Palaikyk, Akerai, palaikyk dar. Žodžiu, va toks yra Akeras mūsų didvyris, ar ne? Tai čia galit video, jis turi daug įdomių video ir apie visokius gyvūnus, ir apie visokius driežus, ir jis, daug visko, ten kaip jisai ir ant scenos kalba, visokių įvairių video. Ir taip, brangieji, taip, kad norit, kad jūsų vardas, dar kartą parodysiu, norit, kad jūsų vardas būtų užrašytas čia, Miami, ant vandenino kranto, arba jūs jau sugalvokit, ką jūs ten patys norite, prašau, prisidėkite prie mūsų kanalo platinimo. Prie mūsų kanalo platinimo tiek prenumeratos, tiek peržiūros ir aišku, turėsit pateikti įrodymus. O dabar norime dar jūs pasveikinti fejerverkais. Šaukite, šitas nesuveikia. Oi, čia labai negerai. Fejerverkais ir dar vienas. Ir, tiesa, dar pareklamuojam abudu, kad laikintų žmonės tavo kanalą ir mano kanalą. Ateik čia, laikink savo kanalą, rodyk savo kanalą. Visi būtai ir Akeras O. Laikinkit, prenumeruokite, platinkite ir galbūt greitai susimatysime Miamyje. Dar šitie fejerverkai, dar. Ne, šitą. Valio, celebration. Iki malonaus. Yes.